Aš labai greitai atvažiavau, po kokios 15 minučių, nes suveikė signalizacijos ir sūnus sako, važiuojam pažiūrėti, nes tikriausiai kokia signalizacija koplytėlės. Ir mudu atvažiavam ir matėm, pirmiausia kelias užverstas Marijampolės gatvėje, neėjo pravažiuoti, tada važiavam kitais keliais, atvažiavam čia ir kai pamatėm šitą chaosą, žinokit, buvo graudu. Aš pirmiausia jau pažiūrėti, kaip koplytėlė atrodo, bet ačiū Dievui, nei šakelė nepalietus. Koplytėlės aplinkui medžiai suguldyti ir žinau, kad vaikščiau po parką ir verkiau, nes buvo tikrai labai graudu žiūrėti. Kiek parkas šitas mūsų bendruomenės yra puoselėtas ir gėlynai pačių susodyti. Ir buvo labai gaila visų šito. Susirašinėjom, vieni nuo kitų skambinomės, rašėm žinutes, galvojom, ką toliau daryti, kaip pradėti tvarkytis kažkiek. Kad pirmiausia, tai buvo mintis, nes neėjau eiti į koplytėlę. Ant laiptų buvo suversti medžiai, buvo sekmadienį šventos mišios, tėvo diena, užsakytos mišios. Ir būtinai mums reikėjo patekti. Tai labai daug padėjo Vaidas Trapienaitis, ūkininkas, kuris apsėmė išvalyti tą tarpą, kad mes patektume į koplytėlę. Ieškojom, kažkas tvarkys, kad kur suneš, kad būtų patogu paimti. Ir dabar pagyvenusiems žmonėms medžius išvežiosim malkom, duosim pasinaudoti, leisim. Tai darysim talkas dabar, šiandien nepavyko, tai rytoj. Ir žiūrėsim, kas rinksimės vėl toliau, prašysim savivaldybės pagalbos, kad gėlės vėl nupirktų, kur buvo susaudytos. Pavasarį daug gėlių, kurių dabar jau reiks naujai viską atsodyti. O čia gėlės tai tiesiog buvo suvežtos žmonių kažkada, nes mums atidavė po renovacijos parko tuščią plotą ir patys dirbom bendruomenėje susirinkus. Vežėm iš savo kiemų gėlės, kas ką atidavė, sodinom. Ir va, kol padarėm šitos gėlynus atstatėm. Bendruomenė vieninga yra tikrai mums visa. Ir va čia susėję, dabar esam dalis bendruomenės mūsų. Smagu, kai žmonės supranta ir padeda. Bendruomenė įsikūrus 2002 metais. Viena iš pirmųjų čia aplinkui. Turėjom irgi nedaug. Vadovavo pirmas tai Arūnas Aleksa, paskui perėmė Reda Knezevičienė. Ir dabar metai laiko aš perėmus. Dabar turim apie 47 bendruomenės narius, kurie yra aktyviausi.